Sveiki, draugai, bičiuliai. Neregėta žinia iš Lietuvos, man žmonės vakare pradėjo siųsti. Tai kaip čia dabar gaunasi? Lietuva bendraus su Lukašenkos režimu. Pasirodo, Teisingumo ministerija nusprendė kreiptis į Baltarusijos Respubliką su prašymu išduoti Antaną Kandrotą Celofaną, perduoti Lietuvai kaip baisų nusikaltėlį. Na ir kas įdomiausia, žinot, ką jie čia tie darys, ar jie padarys, tai čia dar labai daug bus galima apie tai kalbėti. Bet įdomiausia ta dalis, aš atsiminiau tą istoriją, kada buvo sulaikyti lietuviški vilkikai ir lietuviškos puspriekabės. Ir kai daugybė įmonių, transporto įmonių, didelis, pakankamai svarbus sektorius ekonomikai, jisai prašė mūsų valdančiųjų, padėkit, kreipkitės į Baltarusiją, išspręskit tą problemą dėl tų sulaikytų vilkikų. Na ir kiek aš pamenu, tada Ruginienė berods kategoriškai atsisakė ir jiem pasiūlė tą padaryti patiem, ką jie ir padarė. Ir susigrąžino tos vilkikus. Bet dabar žiūrėkit, ant kiek gaunasi labai įdomu ir ant tiek svarbu yra susigrąžinti mane, ant tiek yra jiem aktualu, kad jie nusprendė perlipti per save. Perlipti per save toj vietoj, kad dėl vilkikų, dėl žmonių, dėl ekonomikos, dėl darbo vietų jiem buvo nusispjauti. Bet jiem ant tiek reikia susigrąžinti mane į Lietuvą, kad jie nusprendžia net rusų kalba turbūt kreiptis į Baltarusiją, į tą režimą ir prašyti mane perduoti, ne? Kaip čia dabar taip gaunas, labai įdomiai, ne? Tai kaip jums čia dabar? Tai žinot, ką tik tai parodo? Tik tai parodo, kad aš savo veikla ir savo buvimu jiem keliu didesnę grėsmę negu vilkikų įmonių savininkų, vežėjų įmonių savininkų nepasitenkinimas. Jiem nusispjauti ant ekonomikos, bet kadangi jie, vis tiek, žvalgybos tarnybos dirba, jie maždaug numano, kam aš ruošiuosi, ką aš ketinu padaryti. Ir aš nebereikalo kartoju, kad aš grįšiu į Lietuvą. Ir jie dėl to panikuoja realiai. Patikėkit, dar kartą, jau sakiau teisme ir pakartosiu dar kartą. Visiems reikės atsakyti už tai, ką jūs padarėt Lietuvai, už tai, ką padarėt žmonėm. O man už nugaros fone toks prekybos centras, aš kaip ir žadėjau, parodysiu daugiau apie Baltarusiją, susidomėjimas buvo milžiniškas, tai atvykau į prekybos centrą, kuris vadinasi Perši, kur yra išimtinai tik Baltarusija.